mes niekada nesimatėm. Aš nematomas, nuobodus, kasdieniškas, dydžio sulikatomais. Sakau tave tik akimis, neišsiduodu, kad nesužinotum, po jo mintis netoros. Netokios drąsios, regis netokios pilnos, kai tu žengi kūšėsi Vilnius. Ir kas žaviausia, tu žinai, tai atmintinai, tai rūpi, bet pakankamai menkai. Aš nevykusi melodija, tu brolija, esi savaime paslėptas, tu abuodus menkai, aš mano nustebstas. Aš nevykusi melodija, tu brolija, esi savaime paslėptas, tu abuodus menkai, aš mano nustebstas. Greičiau, blėt! Stokis, bėk! Taikysiu! Na, tai ką manai tam? Manau, kad reikia italą vėl imti. Dėl viso pikto. Taip galvoji? O kas dar gali norėti mūsų informatoriaus ir galimo liudininko dingimo? Pašto dėžutėje bus paliktas nuo Žilvino raštelis. Tu žinosi, kaip su juo susitikti, kada susitikti. Ir tuomet jį atvesi čia. Nebus svaro, bus pinigai. Aš viską sutvarkysiu. Aš tau pažadėjau, reiškia padarysi gerą. Pinigus tau Baksas gali perduoti. Pamanuit pas Baksą sakyti, duok man babkių, nes Renis prašė. Kaip tu čia įsivaizduoji? Suorganizuok skambutį. Здорово, блядь! Ai, blėt. Куру! Блядь! Kas dabar? Apsirenk bent galiu. Taip, žinoma, pilietį poškas. Klausau? Lietuvė baisi nelaimė. Birutė? Kas atsitiko, Birutė? Nelaimė, Neta Jonas dingo. Kaip galėjo jisai dingti, taigi aš vakar su juo dar kalbėjau. Tai nuo vakar ir dingo. Tik mašina prie miško liko, jo niekur nėra, jo nėra. Nieko nesuprantu, palauk. O tai policija sakė kažką? Tu buvai policijai klausai? Jie patys vaikelį buvo pas mane viešpatį švenčiausias. Sakė, kad Jonas kažkokią informaciją jiems davė apie širminius. Todėl jį ir galėjo. Juk skaitai laikraštį apie tuos, kur suėmė prie bažnyčios. Dieve, kaip mes be Jono gyvensime. Ne, nurink, teta, viskas bus gerai, viskas bus gerai. Tai vyru pasakė? Ir nieko daugiau? Nu, kaip aš supratau, tai jisai vapšė mūsų nebėjo Izmailui. Bet yra gera žinia iš ligoninės. Vilką paleidžia. Gyvens, bet su kojam kažkas jam nelabai. Nu tai gerai. Nu tai Baksų mums daugiau nereikia. Su Vilku dirbsim. O ką apie švarą girdėt? Nieko kaip į vandenį. Nu tai reikia Vilką aplankyti. Kaip su Baksu? Tipo taip ir paliksim? Na tai ką mums Baksas, jeigu Vilkas yra? Tik jis, blėt, mūsų daužė. Nu? Nereikia mums problemų su Baksu.
Ar kažkas dar neaišku? Jūs man gal paaiškinsit, kas čia vyksta? Kas pilietį Poško jums yra neaišku? Kodėl aš ir vėl sulaikytas? Jūs esate įtariamas svarbaus liudininko likvidavimo organizavimu. Kad aš net nepažįstu to Bružinsko. Ir toliau vaidinsite dorą verslininką? Žinoma, aš toks gyr esu. Čia jūs bandot iš manęs padaryti kažkokį tai monstrą ir žudiką. Tai kalbėti, kaip matau, jūs nesiruošite. Klausykit, jūs arba pateikit įrodymus, arba aš net nebežinau. Ir pateiksim. O dabar jums skiriama griežtesnė kardomoji priemonė, tai yra namų areštas. Čia dėl to nelaimėlio, dingusio Bružinsko? Ne tik, jūsų brolis vis dar neatsirado. Todėl galėsit palikti namus, tik tais su tam tikru leidimu. Tu mane į parduotuvę negalima? Galima, bet prieš tai gavus leidimą. Alio, ką jūs sau leidžiate? Aš tiesiog pagalvojau, kad mes galim ir atviriau pašnekėti. Tik ne čia, žinoma. O kur? Jūs puikiai žinot mano namų arešto adresą. Aš tau sakiau, kad su Italu viskas gerai gausis. Vsio, Italas sėdi, nesėdi dar, bet namų areštą jau. Kokį beletį namų areštą, kodėl jis ne kamerą sėdi? Todėl, kad čia tik laiko klausimas, Maksai. Laiko klausimas. Gerai, belet, kas dar? Vilkas atsigavo. Atsigavo, bet tėlis suka. Tai tu jo, belet, paspaus negali? Kol jisai ligoninė, aš nieko negaliu išsiaiškinti. Nu tai, belet, kada jį paleis? Greit paleis, greit. Bet Vilkas dabar jau nebevaikščios. Tu, belet, to nebevaikščios, jeigu šūdą malsi, supratai? Juokauju, belet. Ką, Renis? Renis apie tave klausinėjo. Nesupratau. Nu, aš jam pasakiau, kad galiu paslaugą padaryti. Jisai zvanoko tam norėjo. Tai aš žinai, kad sugalvojau. Biškį patrėšiu. Renį ant babkių pastatysiu. Bet saviveiklo mažiau užsiminėk. Renis į lagerį turi sės, supratai? Nors, belet. Gal čia su to skambučiu ir gerai sugalvoju? Tai davai. Aš jam zvanoką suorganizuosiu. Tau. Nu, per mobilką. Nu, belet, jeigu jis nori skambučiu, tai jis nieko neįtarė dėl manęs tam. Ir svarą tu man ras, belet? Rasiu tą svarą. Klausyk dar. Tardytoja. Kažkaip labai keistai tavo pusę žiūri. Tai tu taip ramiau. Ramiau, biški gerai. Belet, aš tai ramus. Čia tu kažkoks nejasnas. Kas, belet, neramus? Tu, belet, manęs neramink daugiau niekada. Давай.
Taip, klausau. Prie Poškos namų buvo pastebėta moteris. Kas tokia? Ką ten veikia? Tapatybę nustatėt? Taip, nustatėm. Kažkokia Elena Ruseckytė, gydytoja, sakė, jokio Žilvino Poškos nežino. Jai pasirodė, kad iš pašto dėžutės prie Poškos namų laiškai iškritę, tai todėl ir stabtelėjo ten. Aha, daugiau nieko įtartino? Ne. Gerai, pakartok tu man jos vardą ir pavardę, prašau. Elena Ruseckytė. Gerai, ačiū. Блядь. Гляньте, судья. Kas yra, kas čia per skuba? O Tomai, tu buvai teisus. Žilvinas Poška yra susijęs su Bružinsko dingimu. Kaip iš čia išsiaiškino dabar? Ką tik gavau skambutį, kad buvo pastebėta Elena Ruseckytė prie jo. Kas čia tokia? Leisk man pabaigti. Elena Ruseckytė yra Jono Bružinsko dukterėčia. Bet tai dar ne viskas. Ji yra seselė prižiūrinti vilką ligoninėje. Negali būti tokių sutapimų. Ji ne šiaip sau sukinėjosi šalia Italo namų. Gerai, tai ką mes darom? Aš sužinau jos gyvenamąją vietą, važiuosim ten, o tu ruošk operatyvinę grupę. Gali reikti panaudoti ginklus. Elena, aš turiu kuo greičiau čia dingti. Jau tu čia isterikuoji, nieko neatsitiko. Suprask, Elena, jie ne šiaip sau tave čia tikrino. Prie mano brolio namų jie visą naktį budėjo. Ateis ir tavo namų kratyt, pamatysi. Tikrinti. Aš tau žaizdos neperišau. Nėra laiko, čia tai žaizdai. Mano dėdė dingo. Koks dėdė? Man pasakė, kad čia jūsiškių darbas. Kokių mūsiškių? Širvinių. Elena, esu tau skolingas. Tu man padėjai. Prižadu viską įsiaiškinti. Gerai? Bet aš jau turiu dingti.
prašau, ne. Leisk man nesikeist vietom. Leisk būt daina ne ta, kurią girdėt norėtum. Leisk man ištilt. Ну, блядь, неgali būt. Nu, tik panašiai. Jošt. Ne, nu, blėt, pailsėt reikia. Kriminalinė policija, ar jūs Elena Ruseckytė? Taip. Tuščia. Elena, ar jūs suprantate, kodėl mes šiandien jūs aplankėme? Jūs esate įtariama bendradarbiavimu su taip vadinamu širvinių gauja. O taip pat mes turime informacijos, kad jūs... Давай, гречев. Сейчас, Вань, давай. Давай, свар. Aš jūsų dar kartą klausiu, ką veikiate prie Žilvino Poškos namų? Aš sakiau jums, kad aš ėjau pro šalį. Aš nepažįstu jokio Žilvino, mano dėdė yra dingęs, mano teta eina iš proto, jūs užsiminėt visais šitais dalykais dabar. Supraskite, Elena, labai jau daug sutapimų. Todėl mes būtent ir esame čia. Gerai, gal jūs nesate susijus su savo dėdės Jono Bružinsko dingimu? Bet su tuo yra susijęs Žilvinas Poška. Mes turim tokios informacijos. Aš nieko nežinau. Nieko. Gerai, Elena, mes šiandieną jau jūsų nebetrukdysime, bet jūs privalote rytoj atvykti į nuovadą, kur mes ramiai pasikalbėsime. Ar supratote?
jūs iš Biržų, Elena, taip? Taip. Aš irgi iš Biržų. Apie tai ir pasikalbėsime. Tai aišku, blėti Latvija, kad niekas neaišku. Kas galėjo mūsų mentams įskus, ką? Tik jų, blėti, tie pistukai negalėjo iš niekur nieko. Va tokia operacija, blėti. Berenio vestuvės užsukti. Turi ko išgert, ką? Man, blėt, galva sukas, aš nieko nebesuprantu, blėt. Dėkui. Galsi? Ne. Tu davai, aš nenoriu. Davai. Ačiū tau, Latvija. Blėt, dėkingas laikų tu pasirodai. Nežinau, kas būtų buvo, jeigu nebūtum pasirodęs, blėt. Būtų gal smalvas. Žinai, o, blėt, nemėgstu žmonės šaudyti. Net rementus, nahui. Koks skirtumas, į ką šaudyt svarai? Krenta visi vienodai. Ką tu jai pasakei? Ruseckytei, kad rytoj nuovada atvyktų. Manai, kad ką nors papasakos? Nežinau, ar papasakos, bet ji žino tikrai daugiau nei sako. Tai tu bandysi ją prakalbinti, ne? Taip, ir ji man dar vienam reikalui gali praversti. Kokiam? Tai susijęs su Vilku, ji rytoj iš ligoninės išrašo. Klausyk, Tomai, aš rytoj viską paaiškinsiu. Dabar aš bandau sudėlioti visą įvykių seką. O tu mane blaškai. Gerai, Tyliu. Namo parvežt? Taip. O žinai, ta Ruseckytė... Ką, Ruseckytė? Ne. Rytoj viską paaiškinsiu. Sveikas, Varnai. Kur Baksas? Kur Baksas? Kam tau Baksas? Nu, turiu reikalų. Su Baksu reikalus tvarkai, ne? Nu jo, aš normalus bachuras, Baksas manim pasitikė, važiavę. Kokį turiu prikolną dalyką. Ginkluojas bėrė, a? Nu jo, bet čia tai dar pradžia, aš ir vamzdį greit liausiu. Slėp šitą šūdą. Geriausiai išmesk. Kodėl? Į zoną nori? Jeigu reikės, sėsiu. Šitas gyvenimas nevertas, tikrai. Bet patikėk, tikrai nevertas. Nu, aš suprantu, Varnai, tu sėdėjai ne kartą ir žiauriai gerbiu už tai. Tikrai gerbiu. Bet aš galvoju, kad nu, tave turi gerbti. Visi tave turi gerbti. Ir mentai. Tu durnas, bėrė. Jaunas ir durnas. Tavo vietoje aš viską meščiau. Meščiau Baksą, meščiau šitas varkės ir varyčiau gyventi normalų gyvenimą. O tu bijai kažko? Jo, bijau. Nu, ko? Vieno dalyko. Kokio? Savęs. Nežinai, kur Baksas? Labas. Labas. Kur Latvis? Ką žinau? Tu galais man sako, kuris išvaro? Tai bibysis žalio medžio, kam jis telefoną išsijungęs, blėt?
O tai tau jo reikia, ne? Tai ne, ble, šiaip klausinėjau. Tai jeigu klausiu, reiškia reikia. O manęs tau nereikia? Ble, Rūta, nepradėk. Nu, aš tau sakau. Jo nėra, aš viena namie. Tai ką, ble, Riberio nėra? Nu, nėra. Tik aš tas sakau, aš viena namie. Tai žinai, kaip mes, kaip ir galim. Nieko mes, ble, negalim. Bet gerai, kaip pagalvoji, tai kaip ir galim, ne? Nu, ble. Kaip ir galim. Ką man dabar daryt, Latvija? Ką daryt? Slapstytis, blėt? O gal nueit trimentam pasiduot, ką? Mentam vat nueit, blėt, ir kurva. Neskubėk, Svarai. Sugalvosim, ką nors. Ką čia, blėt, sugalvosim? Ką čia nieko, blėt, nebesugalvosim, na? Nežinau, blėt, jeigu pagaučiau aš, tą suką, tą pilerą, kuris pakišo mus, na, tai aš, blėt, šiam klaušus, na, raučiau, šiam pritsmaukčiau, na, turbūt. Alinačka, mano Alina, viena pasilikus, o aš, blėt, ką aš nieko negaliu. Sugalvosim, ką nors, Svarai, sugalvosim. Svarai. O. Šiandien neišmesiu šiukšlių, atsakysiu kiek vėliau porą žodžių kukliai, apatišką mulkį paslėpsiu po marškiniais, savo maratonus pabėgsiu, impulso takai šiandien. Neišmesi niekaip iš galvos, žvilgsnių įkyrių girdėtų šlamšto prie kavos. Klėdai su purpuriniu, su tikrovė išsiskyrė, bet bijai skirti su nikotinu. Nedrįstu sakyti sudėjom į sakinius, tu kalbėjai apie save, aš nesibaigiantis pirmadienis. Kas labiausiai užpūsa, tu skambi kaip mano muzika, tu niekam tikusi melodija, tu kažkodėl groji, esu pasmerktas. Nu ką, Svarai, nulūžai ir užsilenkiai. Ar gali būti kas geriau? Nieko asmeniško, Svarai. Tai sakote apie širvinius, žinote tik tai iš laikraščių, taip? Kaip ir sakiau, taip. Taip, bet jūsų dėdė taip ir neatsirado. Kodėl jūs man tai kartojat? Jūs mane norit sudirginti? Oi ne, tikrai ne. Tiesiog noriu jums paaiškinti situacijos rimtumą. Jeigu jūs kažką nuo manęs slepiate, tokie nusikaltėliai toliau bus laisvėje. Aš nepažįstu jokių nusikaltėlių. Sakot, nepažįstat? Ne, nepažįstu. Jūs man meluojat? O kaipgi Biržų karveliai? Juk jūs, Elena, buvusi taip vadinamo Likerio žmona. O Likeris vadovavo karvelių gaujai, kuris buvo mįslingai nužudytas, o tuomet jūs susidėjote su nauju gaujos vadeiva Varnu. Taip. Bet tai yra mano praeitis. Aš gyvenau tokį gyvenimą, kol nebuvo pasikesinta į mano gyvybę. Tai yra normalu, kad aš noriu pradėti gyvenimą iš naujo. Aš dabar gyvenu kitaip.
Ar tikrai? Bet aš jūs atpažinau. Jūsgi pas mano velionį vyrą dirbot bare, barmenė, Biržuose. Taip, bet tai jau yra mano praeitis ir mes jos tikrai neliesime. Supraskite, aš labai noriu, kad jūs man padėtumėt. Kuo aš galiu jum padėti? Taip jau sutapo, Elena, kad jūs prižiūrite teisėsaugai labai reikalingą pacientą. Jis bus greitai išleidžiamas, reabilituotis namuose ir man reikia, kad jūs jį ir toliau prižiūrėtumėte. Ką manote apie tai? Turi 2 minutės, jokių nesąmonių. Aš palauksiu už durų. Labas, Baksai, čia aš Renis. Žodžiu, man reikia tavo pagalbos. Nu? Baksas viską sumokės. Tikrai? Taip. Tai gerai, gausiu babkės, tada galvosim, kaip tau padėti. Aš noriu pamatyti žmoną su sūnum. Laisvės arčiau. Vis gali būti daugiau. Tarp nuleistų galvų, neaprašytų posūkių, ieškojau tobulybės, neradau net užuomazgų. Tikėjimas vedlys, neleisk versti negalę, net jeigu neregiai, nežinai, ko kvepia pergalė. Tegul ne viskas iš natų, tegul neišvengiama ir tebūnie tai stebuklas, nes jo gyvename galim išeit. Ir tai neįvyks niekad, arba čia ir dabar, įrodyt mes liekam. Net jeigu tai tiesa, ir mums išties nepavyko, mes sulauksim, nes mūsų geriausia dar neparašyta. Tu privalai skambėt, privalai skambėt, tu privalai skambėt. Ką? Kur Elena? Sakau, Latvis jau užvertė. Pavargau, užtenka kiek yra, tik to nereikia daugiau. Kad sakytum, jei nuspręšiu paleisti, pasaulio suprastum, ar atleistum. Kvailys nemato, kvailumas teisė. Ar tikrai mes per maži svajot, per silpni keisti? Prie tos vienintelės, kur matė ne tik stiprų, ką pasakytum. Jei pasaulis užtiltų, sėkmę, laimę, stiprybę, tau rašau šią dainą. Leis bent žvilgtel dar prieš tau išeinant, Dieve. Nubrauks tuos pavargusius veidus, kur beliks iš mūsų užsklandom nusileidus. Įrodos nieko nėra, ko dar nebuvę, ir nieko nėra, ko jau nebus. Viršūnės neamžinos, jas nupirktos, bet kol kas tai laisvė ir ji apie mus.
Tai tavo versija, kad visą tai daro Baksas. Taip. Bet tai kokiu tikslu? Baksas yra hitras guzas. Ir dar garbėtroška ir psichas. Gražiai, tu čia man viską pieši, Žilvinai. Labai gražiai. Norėčiau aš tavim tikėti, bet... Kas? Bet aš nesuprantu, kaip Baksas vienas galėjo tiek visko prasukti. Tamgi reikalingi profesionalūs pagalbininkai. Jis turi puikią komandą. Baksas seniai ne vienas. O kas jam padeda? Latvis. Varnas. Latvis? Latvis Klaipėdoj? Ko tu čia taip nustebai? Kaip ir Varnas. Na gal ir logiška. Princas pasodintas, brolio dienos suskaičiuotos, tai Latvis pabėgo iš Šiaulių. O Varnas, jisgi slapstosi. Tai abu susidėjo su Baksu. Nu, tai gal dabar patikėsi manim, kad nei aš, nei mano brolis prie to Bružinsko dingimo neprikišom mano. Gal. Bet tai tavęs neatleidžia nuo kitų širvinių nusikaltimų. Vakarė. Ką tu sau leidi, Žilvinai? Pasirodė, kad tu irgi nori. Tau pasirodė, supratai? Tau tik pasirodė. Nieko nebuvo ir nieko tarp mūsų negali būti. Tu pasinaudoji mano silpnumo akimirką. Nepyk, tu man tikrai patinki. Ačiū Žilvinui už informaciją, bet tavo kardomoji priemonė lieka ta pati. Namų areštas. Tai sakė, kad jis jau namie? Jo, aš jį paleidau iš ligoninės. O aplink mentų nėra? Ne. Tik slaugė kažkokia padeda jam iš ligoninės. Jis biški vežimėlį kojų nevaldo. Nu, tai reikia aplankyti. O kad vežimėlį, tai gerai? Toli nepabėgs? Ну, здорово, Gedai. Давай, ruoš babkes. Klientas iškeliavo į ten, kur... Kur? Ten, kur reikia, Gedai, blėt. Iškeliavo ten, iš kur nebegrįžtama. Tu sutvarkiai pagaliau reikalus? Tai, blėt. Abijoji mano profesionalumo? Ne, aš nieko negalvojau. Ne, viskas tvarkoju. Tai kur mano babkės? Babkės bus babkės, bet tu tik neįsižeisk, Latvijai, bet man reikalingi įrodymai, kad svaras... Kokių tau, blėt, dar įrodymų reikia? Tai ką man, blėt, skalpą nahui nuimti jam reikėjo? Širdį, blėt, išplėšt. Ir tau atnešt, blėt, kaip įrodymą. Ką tu čia skėdi? Davai, netrizniok, bus tau tie įrodymai, va laikraštis. Po poros dienų parašys ir bus tau visi įrodymai. Man babkės, blėt, paruoš gerai. Aš čia, blėt, nesitrainėsiu kasdien. O tau va, šachas ir, blėt, matas. Tu žinai, kad aš lyg ir žmona buvus. Tu žinai, kad svaras dingo praeitą naktį. Tu žinai, kad policija klausinėja mane apie dėdės dingimą ir dar mane kaltina. Tu žinai, kad Tarito liepia tave šnipinėti. Žinai šitus dalykus? Nepatikėsi, Elena ir aš šiandien mačiau. Kas čia šneki? Ką girdėjai? Taigi tu, ją. Nu, gal aš. O gal... Ką? O gal ir ne. Barikad, dar?
Taip pat pažįstate Andrių Bimbą ir Robertą Vileikį, juk taip. Ką tik? Latvį ir Varną, ar pažįstat? Elena. Aš nevykusi melodija,